Gediminui Sideravičiui ir aišku mes dar išgirsime jo muzikavimą pabaigoje. Na, o dabar į antrą dalį persikelsim, tai yra mūsų tarpe yra atvykęs Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Vizgelis, kuris tik ką grįžo iš kelionės Venesueloje, svečiavosi pas mus labai mūsų gerbimą žurnalistė ir baltų istorijos tyrinėtoja Jūratė Statkutė Terosales. Jis atsivežė diską ir man atrodo, kad mes galėsime pasižiūrėti kartu. Prašom, gerbiamas Juozai. Labą dieną, mėlyjeji. Labai malonu, kada gerbiamo Kačinsko tokia puikiai įžanga. Mes matome, kad toj žemėj mūsų mes surišti tais ryšiais. Tęsiant trupučiuką jo mintis, tas nuostabas ir tas skambesį tos muzikos, sugrįžtam į gilę senovę ir kada atsidūriau išsvajotoj savo nuo vaikystės Venesueloj, žinoma, čia sėdinčio profesoriaus Grigo dėka gal, kadangi jie sugalvojo, Eugenijus Jovaiša, Grigas ir pedagoginis universitetas už ypatingus nuopelnus Lietuvos istorijai, tai legendiniai Lietuvos damai, Jūratei Statkutei Terosales suteikti garbės daktaro regalijas. Ir kada čia vyko paruošimasis darbas, aš apie ją žinojau, susiryšom ir aš jai laiškus rašiau. Ir kai pasakė, kad jį pažinojo mano dėdė mokytoja, kovotoja už Lietuvos laisvę ir Vilniaus krašto, čia lietuvybės puoselėtoja mokytoja lenkiškose mokyklose, lietuvių kalbos dėstytoja mokytoja.